Ketvirtadienio pavakarę galerijoje Laiptai karaliavo poezija ir muzika. Viename festivalio literatūrinis žiemkelis renginių skambėjo rusų sidabro amžiaus legenda vadinamos sudėtingo ir tragiško likimo poetės prozininkės Marinos Cvetajevos eilės, lydimos saksofono garsų. Tokia menų sintezė galerijoje paminėta Tarptautinė teatro diena. Į niekur laiškai. Taip pavadintas vakaras Laiptų galerijoje subūrė poezijos ir muzikos mylėtojus. Tarptautiniai teatro dienai paminėti skirtame renginyje skambėjo Šiaulių dramos teatro aktorės Monikos Šaltytės, skaitomos vienos žymiausių ir išskirtiniausių 20-ojo amžiaus rusų poetės Marinos Cvetajevos eilės. Jūs niekad nesusirgsit manimi ir niekad aš jums. Už tai dėkoju, kad žemė suksis visiškai rami. Ir niekad neįslys mums iš po kojų. Galiu sau būti juokinga. Nebaugu ir žaist žodžiu, нерадус žodžiui vietos. И не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую. Lydimos saksofonininko Gedimino Brūzgos atliekamos muzikos skambesių. Direktorės pasakojimų tokių poezijos ir muzikos renginių galerijoje jau yra buvę, tačiau vakaras su Marina Cvetajeva išskirtinis, kitoks nei skambėję anksčiau. Ypatingas tas renginys šituo, kad pristatoma pirmą kartą, man atrodo, kad Šiauliuose apskritai pristatoma, galbūt ne tiek svarbu, kad Šiauliuose, bet mūsų aktorė pristato daugeliu jaunesniosios kartos mažai galbūt net žinoma, geniali poetė ir labai tragiško likimo moteris. Janina Ališauskienė pasakoja, kad mintis priminti šiauliečiams vienos talentingiausių rusų poečių kūrybą kilo pačiai aktoriai Monikai Šaltytei. Jautrių gilių eilių sodrumą nutarta paryškinti su poezija visad derančiais muzikos akordais. Pagalvojom, kad būtinai reikėtų su muzika, kadangi muzika visada papildo bet kokį žodį. Muzikoje telpa viskas, o žodį kartais reikia dar ypatingai pasakyti, kad jis būtų išgirstas ir suprastas taip, kaip norėjo tas, kuris ar ištarė, ar parašė tą žodį. Marina Cvetajeva rusų sidabro amžiaus legenda, sudėtingo ir tragiško likimo poetė, prozininkė bei vertėja. Gimė Maskvoje profesoriaus šeimoje. Pirmus eilėraščius ne tik rusų, bet ir vokiečių bei prancūzų kalbomis pradėjo rašyti būdama 6 metų, o 18 išleido pirmąją knygą. Po spalio perversmo patyrė daug sunkių išbandymų, emigravo, tačiau ir toliau kūrė, išsaugojo platų poetinio balso diapazoną, nuo intimiausių eilėraščių iki politinių, nuo miniatiūrų iki poemų, nuo poezijos iki prozos. Susikompromitavus vyro Sergejaus Jafrono biografijai, šeima grįžo į Rusiją. Vyras buvo sušaudytas 1941 metais, sūnus žuvo kare, pati poetė buvo evakuota į Elabugą, kur literatų valgykloje buvo priversta ieškoti indų plovėjos darbo. Neištvėrusi sunkumų, tais pačiais metais Marina Cvetajeva savo norų pasitraukė iš gyvenimo. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Valentinas, Šiaulių televizijos žinios.